Sausį Šiaulių arena neįprastai pasikeitusi, joje paklota futbolui skirta danga. Tačiau tuo netikėtumai nesibaigė. Šiaulių krepšininkai metė futbolo iššūkį daugkartinėms šios sporto šakos Lietuvos moterų čempionėms – Šiaulių Gintros universiteto merginoms. Rungtynės vyko 2 kėlinukus po 20 minučių. Šiauliai žaidė be visų 5 savo legionierių. Komandai taip pat nepadėjo Artūras Jomantas ir Paulius Dambrauskas. Tačiau ekipos sudėtyje buvo 3 treneriai – Gediminas Petrauskas, Vaidas Pauliukėnas bei Mantas Valčiukaitis. Pirmą kartą užlipom, tik tai ryte buvom užlipę pažiūrėti su kokiais kedais. Krepšinio kedai ryškiai netiko, tai bėgimo batelius visi dienos. Vaidas Pauliukėnas stojo į vartus ir nekartą gelbėjo savo komandą. Tačiau Šiaulių direktorius, tuo pačiu trenerio asistentas, antrajame kėlinyje sėdo ant atsarginių žaidėjų suolo bei nuo jo nebepakilo. Tiesa, pirmasis Šiaulių gretose keitimo paprašė vyriausiasis komandos treneris. Aš prašiausiai esu pasiruošęs iš visos komandos, tai man automatiškai daugiausia poilsio reikėjo. Pauliukėnas gerai žaidžia ir tiesiog neturėjom niekas pirštinių. Pamatėm per apšilimą, kaip merginos stipriai spardo. Vaidis buvo drąsiausias, kuris sakė, aš stovėsiu be pirštinių. Aš nesutvertas vartam ir Vaidis, kaip mėgsta traumas gauti, tai vėl čiurna, tą kirkšnį pasitempė, tai pasidarė bėdų mums. Šiauliai į bėdas įklimpo po pertraukos. Krepšininkai pasibaigus pirmajam kėliniui buvo priekyje 3-0. Įvarčius pelnė Arūnas Sajevičius, Mantas Valčiukaitis, Eivydas Maloščiakas. Maža to, Arūnas Sajevičius bei Eivydas Maloščiakas pataikė į skersinį ir virpstą. Čia mes, kai žaidžiam tarpusavį apšilimui, tai Arūnas vienas iš tų, kurie ten geriau žaidžia šitą futbolą. Mes tai tokie, kai kurie ten kirstukai, tai gynybai. Antrojoje mačo dalyje Šiauliai praleido 5 įvarčius, tačiau Eivydo Maloščiako ir 2 Manto Valčiukaičio įvarčiai leido triumfuoti 6-5. Vartininkas pasikeitė. Kažkaip, pajuto jos tą žaidimą, kažkaip, nežinau. Neatsimenu, labai senai esu tokia aikštelė žaidęs. Šiaip įdomu buvo, iš tikrųjų, merginos, sakyčiau, technikoje kur kas lenkia mus, bet, mes gal, kaip čia pasakyti, ant fizuchos jas paėmėm. Šiaip ne taip. Manęs nustebino vyrai, taigi jie yra krepšininkai, jie yra fiziškai pasiruošę, jie žaidžia futbolą per apšilimus, jie žaidė vaikystėje futbolą, tai visi moka futbolą žaisti. Tik tai tiek, kad jie protingai pasirinko taktiką. Viskas. Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas.